Labas rytas, sveiki atvykę į trečią vlogmą. Šiandien yra berods gruodžio 10 diena, trečiadienis. Ir kaip visada mes atsikėlėm, ruošiamės eiti į sporto salę ir važiuosim į darbą. Šiandien sportuosiu kūno viršų ir tai yra pečiai, nugara ir rankos. Manau, kad šitas vlogmas turėtų būti gan jaukus, nes žinau, kad per jį veiksim keletą smagių ir jaukių veiklų. Ir žinokit, mes su Niku neatidarėm advento kalendoriaus turbūt 2 dienas jau. Tai mums reiškia, reikia atidaryti 6 langelius. Labai gražų sagtuką gavau, o Nikas gavo Hugo Bosso dezodorantą. Finally not chocolate pieces. True. Aš gavau tokį didelį guminuką, o Nikas gavo mažus kvepaliukus. Is it because I stink? Atvykau į ofisą ir pažiūrėkim, kas šiandien manęs laukia. Kaip ir praeitą kartą 4 susitikimai. Bus tokia gan įdomi diena, sakyčiau, bet jau nemažai beliko iki mano atostogų. Šiandien yra trečiadienis ir aš važiuoju atostogų jau antradienį. Tai beliko kelios darbo dienos ir atostogausiu gan ilgai. Gausis, man atrodo, bendrai apie 3 savaitės. Reikia atkentėti. Paskutinės dienas, nereikia kentėti, bet atidirbti savo ir ilsėtis. Tai noriu dar pasidalinti, žodžiu, tas advokatas, kuris yra, čia iš tikrųjų yra jo ofisas, kuris mums tų visų bandelių palieka, tarp kitko kažkurią dieną vėl belenkiek buvo. Aš nežinau kodėl, bet man atrodo, kad jisai šiek tiek mane skaito kaip savo kokią dukrą ar dukterėčią. Jam yra gal kokį 60 metų, gal biškį nedaugiau, sunku pasakyti. Bet jis yra labai draugiškas, labai toks mielas vyrukas. Ir visą laiką jis man kažką padovanoja, kažką papasakoja, pasidalina savo vaikų ir jų vaikų istorijom, ten kas ką dirba, kas ką daro, kas kokius mokslus baigia ir taip toliau. Žodžiu, labai mielas vyrukas. Ir mes kažkaip šnekėjom apie knygas ir jisai man sakė, kad man labai reikėtų perskaityti tokias 2 knygas. Viena yra apie pasitikėjimą. Vien dėl to, kad danų kultūra yra paremta pasitikėjimu, tai jisai tiesiog galvoja, kad kodėlgi neperskaityt man, kuri yra užsienietė, nors aš ir puikiai žinau šitą dalyką danų kultūroje, bet vis tiek galbūt įdomu. O kitas dalykas, sako, yra labai įdomi knyga apie skruzdes. Aš ją minėjau, kad kai būdavau maža, man būdavo labai įdomu miške stebėti skruzdes, kaip jos ten pagaliukus nešioja. Taip, jos gerai kartu dirba, kaip kareivukai kokie. Tai jisai vakar mane pasikvietė ir padovanojo man kalėdų progą 2 knygas. Tai viena yra apie tas skruzdes. Jos labai trumpas, nes čia einam prie esmės ir jokių ten burbuliukų pūtimo, tiesiog pati esmė. Ir tada kita apie tą pasitikėjimą. Tai jisai man nupirko angliškai šitas knygas. Tai esu labai dėkinga, tai būtinai reikės perskaityti. Tai man atrodo labai miela ir galvoju, kad reikėtų kažką ir jam padovanoti. Pasibaigiau darbą ir labai gerai, kad aš dirbu pačiam centre. Tai dabar eisim į vieną parduotuvę, kadangi šiandien visai norėčiau pabandyti pasidaryti kalėdinių sausainiukų. Kadangi nieko tam neturiu, užeisim bent jau į vieną parduotuvę, kur manau, kad galima bus rasti formelių ir papuošimų ir taip toliau. Šita parduotuvė irgi yra labai estetiška, čia galima nusipirkti labai daug visokių papuošimų ir visokiem užsiėmimam dalykų, vienu žodžiu, visko čia yra. Ir aš čia visą laiką perku savo visus kūrybinius dalykus, dažus ir teptukus dažniausiai iš šitos parduotuvės.
Šitą parduotuvę yra grinai daniška, mes kai atsikraustėm su Niku, aš tiek čia jau visko pirkti, bet dabar nerandu būtent to, ko ieškau, tai nežinau, kur rasti sausainiukų formelių. Šitas pastatas visą laiką atrodo taip pat ir yra labai gražiai papuoštas, visada kiekvienais metais taip pat, bet aš visada kaip mažas vaikas, atrodo jį matau kiekvieną kartą iš naujo. Gan įspūdingai atrodo tokiam palyginus nedideliam mieste. O tarp kitko formos neradau, tai į kitą parduotuvę ir žodžiu, kažkur turiu rasti, kažkur turi būti. Nuėjau keletą parduotuvių, bet gaila negaliu juose filmuoti už tai, kad groja muzika ir negalima man į video dėti muzikos, kuri turi autorinės teisės, bet neradau frostingo, na ir dar reikia vis tiek susipirkti ingredientus pasidaryti visai tai masiai. Tai dabar einu į stotelę, važiuosiu namo ir eisim turbūt iki Lidlo, nes manau, kad ten yra didžiausias šansas, kad rasiu viską, ko man trūksta. Grįžau namo ir pažiūrėkit, ant tiek miela. Žodžiu, mane pasikvietė Nikas šeštadienį į pasimatymą, nes antradienį aš išskrendu į Lietuvą ir jisai neskrenda su manim. Tai va, pakvietimą padarė. Kelintą valandą, ką veiksim. Ir jau taip gaunu ne pirmą kartą iš jo, tai tiesiog. Turiu auksą, o ne vyrą. Na ir tada gavom siuntą, Nikas čia sako, sudėjau tau, kad galėtum savo vlogmui nufilmuoti. Tai mes prieš salę karts nuo karto geriam pre-workoutą, tai va Nikas nupirko ir dar protein cookies matau ir proteino batonėlius, kurie turi irgi kreatino, kas yra labai gerai. Nes aš šiaip gan nesenai pradėjau vartoti kreatiną, tai labai gerai. Nes man atrodo pre-workoutas irgi turi kreatino, o va tokius turėti proteininius batonėlius ir sausainius tai yra tiesiog labai gerai kartais, kai nori užkasti prieš salę arba jeigu iškart po salės negamini tiesiog kažką įsidėti burną. Internetu, kaip visada, aišku, yra pigiau užsisakyti, tai va iš kažkur jisai čia užsakė, tai super. Labas, pasiilgai manęs. Aš dar net nusirengti nespėjau. Ką nori pasakys? Duokite interviu. Apsipirkau, tai miestą man pavyko rasti tiesiog tokių formelių ir tada pamačiau, kad namie aš pati iš tikrųjų turėjau ir visai buvau pamiršus. Tada Lidle pavyko rasti tokių, tai manau, kad labai bus gerai. Tada pasiėmiau į sausainių tešlą įsipilti šiek tiek kvapų, skonių, keletą kiaušinių ir dar sviesto, nes nebuvau tikra, ar turim. Iš tikrųjų, dėl kiaušinių irgi nežinau, galbūt turiu. Nežinau, žinokit, ką aš čia darau, bet man atrodo, man nesigaus. Žodžiu, aš įmaišiau sviesto apie 220 gramų, cukraus tiesiog iš akies dėjau. Tada įdėjau keletą vanilos ir riešutų tų kvapų ir tada 2 kiaušinius ir viską išplakiau, tai nežinau, čia dabar kas man gavos, jaučiu kažkokia keista masė. Ir dabar tiesiog bandysiu iš akies pilti miltų, maišysim ir žiūrėsim, vis bandysiu dadėti. Kažkas lygtais vyksta. Tai kol aš gaminu sausainius, Nikas montuoja savo naują ofiso kėdę. Gerai, susitiksim už kokių 20 valandų, kai išsiaiškinsiu, kaip čia kas. Taip, kol kas atrodo mano sausainiai, noriu pasigėrėti, kol jie dar atrodo gan normaliai, sakykim, nes aš turiu nuojautą, kad jie taip greit neatrodys. Pirmi sausainiukai jau iškepė, va jau vieną paragavau, labai paprasti, skanūs kaip ir norėjau, jau įdėti kiti.
Nelabai pasisekė su tuo frostingu, nes jisai labai toks įdomios tekstūros. Pavyzdžiui, geltona, geresnė, žalia, tiesiog visiška bėganti želė. Tai nebuvo taip smagu, kaip tikėjomės, bet vis tiek visai miela. Tai dabar turim savo sausainukų. Ir va, kiek liko nepadarytų. O šitais bandysim gal Niko tėvus vaišinti, kai atvažiuos sekmadienį mūsų aplankyti. Ir atidarysim dar 2 dienas, kadangi buvom, kaip sakiau, praleidę keletą dienų. Myliu bananinius saldainius. Ooh, baby. Oh no, I feel like I'm breaking the whole thing. This is the best one. Oh, Harry Potter pin badge. Very nice. And nuppers. That was my favorite. Yes. Gavau M&M saldainį ir jaučiu rankų kremą. Labas rytas, tai šiandien nusprendžiau dirbti iš namų, tiesiog šiaip iš tikrųjų. Dabar noriu pasidaryti šiek tiek pertrauką. Jam labai reikia meilės, jam tiesiog užeina momentai. Ar ne? Arba ne. Dabar noriu pasidaryti pertrauką ir susitvarkyti saldumynų stalčių. Ir matau, kad šitam ponui dar reikės irgi duoti dėmesio, nes jis tiesiog nuo manęs neatlimpa. Jisai gali meilės norėti labiausiai, bet ant rankų kaip nekenčia būt. Kaip tu čia dabar įsitaisęs? Piksiau. Gerai, viskas. Pirmas žingsnis ir labai svarbus yra turėti gerą pagalbininką. Dar norėjau paminėti tokį dalyką ar tiesiog pasidalinti rekomendaciją, kas turit katinus. Tai žodžiu, kaip minėjau, mes turim ar turėjom problemų, kad Pikselis mums neleidžia naktį miegoti. Tiesiog jam reikia dėmesio ir su juo žais nežaidus, nueini miegoti po kelių valandų, jis jau vėl prašo dėmesio. Tai Nikas pabandė, sako, pabandom nupirkti tokį skanukų dalyką. Žinokit, jau turim 2 tokius, dar vieną biškį kitaip atrodantį. Ir tai turbūt yra viena iš priežasčių, dėl ko mes dabar naktį miegam. Pikselis šiaip nėra tas, kur verktų kaip nori valgyti ir turi pilnas bliūdas būti dėtas, bet skanukus jisai tikrai mėgsta. Tai mes tiesiog pridedam pilną skanukų į šitą kiaušinį. Kartais padarom tą skylutę didesnę, kartais mažesnę, kad jie iškristų arba ne. Ir jisai visą laiką žaidžia ir ieško skanukų. Tai tokie užsiėmimai jam padeda pavargti ir užsiimti pačiam su savim. Nes šiaip su žaisliukais jisai žaidžia, bet jam yra maloniau, kai kažkas su juo žaidžia. Bet čia jau yra kitaip, nes žino, kad gali skanukas išeiti. Ačiū, kad parodėjai, Piksiau. Pasibaigiau darbą ir dabar nusprendžiau, kad labai noriu papiešti, nes jau ilgą laiką turiu šitą drobę ir ilgą laiką vis norėdavau piešti ir nepieždavau. Tai dabar atėjo laikas. Aš jaučiu, kad kuo toliau aš vis kalėdiškiau atrodau. Užsidėjau maikutę, kurią man draugė buvo padovanojus. Na ir aš susiradau pavyzdį, ką aš norėčiau piešti. Galvojau kažką tokio piešti. Pirmą pasiėmus pieštuką viską čia gražiai susidėliosiu, kaip aš ką įsivaizduoju. Nu ir tada pradėsim žaisti ir piešti. Man atrodo, kad turėtų labai labai smagiai ir gražiai gautis. Paskambino draugė, tai dar su ja pašnekėjom. Ir va, kaip atrodo dabar mano piešinys. Dabar turbūt viską pakeis paskutinė dalis, kas yra viską apvedžioti juodai. Trumpa vakarienės pertraukėlė. Vištienos šašlykas vėlgi labai paprastai, nes mes jų labai daug užsipirkę esam su
bulvių salotom. Pabaigiau piešinį ir atrodo taip, man žinokit, šiaip labai patinka, bet su ta juoda čia per visur praeiti ir vėliau su balta, tai čia buvo toks žaidimas, tikrai atrodo labai ilgai šitą piešinį piešiau. Tai rezultatas man labai patinka, tik aš neįsivaizduoju, kur jį dėti, nežinau, man virš makiažo staliuko, ar jis čia labai tiks. Labas rytas, tai kadangi vakar nuėjom gan vėlai miegoti, tai šiandien nusprendėm į sporto salę neiti. Šiandien yra penktadienis, tai sakėm, jeigu bus noro, eisim savaitgalį. Šiandien po darbo susitiksiu su drauge ir eisim dažyti puodelius. Šitą merginą galima vadinti yra mano nauja draugė. Mes su ja susipažinom labai juokingai. Žodžiu, Nikas pamatė TikTok'e, kad šita mergina įsikėlė video, kad jinai yra nauja Danijoje ir kad jinai labai norėtų su kažkuo susipažinti ir susirasti draugų. Mano situacija šiam gyvenime yra tokia, kad mane Danijoje atrodo visos mano draugės kaip ir palieka. Aišku, aš turiu čia draugių, bet tikrai su labai daug kuo atsisveikinu, tarp kitko mano balsas labai užkimęs. Visa šita situacija, kurią aš turiu jau per visus vlogmus, tai gerėja, tai vėl pablogėjo. Nu ir man Nikas tiesiog atsiuntė tą video, nu ir aš tiesiog jai parašiau, kad va, aš gyvenu Danijoje, tam pačiam mieste, į kurį tu atsikraustai, ir jeigu nori, galim susipažinti ir susitikti. Jau buvom susitikusios 3 kartus, tai šiandien bus 4, tai jinai yra iš Slovakijos, labai šiaip faina mergina. Tai man atrodo, kad bus smagi diena, tik tais problema yra ta, kad turiu labai daug darbo. Ir dar ką greitai norėjau parodyti, pasikabinom televizorių, bet nusprendėm, kad jisai yra šiek tiek per storas ir senas, tai mums reikės naujo televizoriaus. Ir va, turim pufiką, kurį įsitaisim. Jeigu atsisėdu, kojas pasidedu, telikas geiminti. Vadovas mane prigirdė. Sako, aš nupirksiu tokio spiritinio gėrimo, kuris yra sergantiems. Nes sako, kiek tu gali šį sezoną sirgti? Kažkokį spiritinį kalėdinį gėrimą. Toks atrodo kaip karštas vynas, bet ten labiau karštas džinas. Tai labai skanu buvo, tai nežinau, kiek mes gal kokius 3-4 kokteilius išgeriam, nors ir nėra daug laipsnių. Tai tikiuosi, kad padės mano ligų apsisaugoti, nes pasirodo, kad šiaip aš turiu sinusito infekciją. Tai gal nėra labai gerai gerti alkoholį. Dabar einu į tą vietelę, kur susitinkam su draugė. Jau ten esu buvus ne kartą ir iš tikrųjų jūs irgi esu ėmus, bent jau kartą tai tikrai. Tai jaukiai pabūsim, nes ilgai nesimatėm. Tai šiek tiek prisiduodu. Žodžiu, aš darau štai tokį puodelį ir manau, kad dažysiu širdeles raudonas į tuos tarpelius baltus. Nu, jau einu namo. Fainai pašnekėjom, bet jaučiu, kad kažkaip šiandien ir tos energijos labai daug nebuvo, bet labai smagiai praleidom laiką šiaip. Man labai patinka užsiiminėti tokiais darbeliais ir produktyviai laiką leisti ir kai susitinku su draugiam. Labas rytas, tai aš šiandien esu šiek tiek be balso, nu tiksliau su nekoks balsu, bet mes jau beveik susirašėm, yra 10 ryto, šeštadienis ir važiuosime į mūsų pasimatymą. Bet oras yra labai nesmagus. Taip, šiandien apsirengiau, tiesiog paprasta maikutė, švarkelis, nes neturiu megztuko, kuris gražiai atrodytų ir čia turiu šortus sijoną.
tada tos tokios šiltos pėdkelnės. Tai žodžiu, taip atrodo, man atrodo labai mielai. Mes jau esame autobuse, tai mūsų pirma stotelė yra kažkoks creative work. Toj parduotuvėlėj, kurią aš jums rodžiau kažkuriuo metu, kad joje galima nusipirkti labai daug visokių estetinių papuošimų, visokių dalykų darbeliams, rankdarbiams ir taip toliau. Taip pasirodo, jie turi studiją, kur galima rankdarbiais užsiimti, aš net nežinojau. Tai išsirinkom labai paprastus, nes neturim tiek daug laiko ir galvojom, kad čia viskas greičiau vyksta, tiksliau Nikas. Tai darysim tokias apyrankės. Tai turiu savo perliukus, rudą juostą. O Nikas pasirinko tokių ir irgi tamsiai rudą. Va, pasibaigiau savo, čia neaišku, ką dariau, bandžiau daryti tokį surišimą, ne kaip gavosi, bet labai miela. Teko pasikeisti, tarp kitko, man savo karoliukus, nes kiti buvo per maži tokiam siūlui. O va, Nikas pasidarė tokią. Cute. Pirmą vietą jau pabaigėm, Nikui jau nuplyšo grandinėlė, nes aš blogai ją užsegiau. Ir dabar einam žaisti minigolfą ir vėliau žaisim biliardą į vieną vietą, į kurią mes šiaip dažnai einam. Tai Nikas tiek minigolfą laimėjo, tiek biliardą. Šiaip aš biliardą gan gerai žaidžiu, bet kartais nepasiseka. Tai šiandien buvo ta diena, kai jisai daugiau laimėjo nei aš, bet aš kelis kartus irgi laimėjau. Tai dabar eisim tiesiog į barą, kur žaisim savo kortelių žaidimą ir kalbėsimės. Mums labai patinka klausinėti vienas kito visokių klausimų ir atverti įdomias diskusijas.
Grįžom namo, pavalgėm ir paskutinis žingsnis prieš einant miegoti yra atidaryti advento kalendorių. Nikas gavo šokolado, aš gavau auskariukus. Taip, tai aš gavau stirnaitę. This is AirPods. No. O Nikas gavo pimple patches. And more chocolate off the sea. O aš gavau gumyčių. Man labai patinka gumytės. Labas, tai vakar su Niku iš tikrųjų neblogai išgėrėm, tai net ir nepabaigiau normaliai vakarykštės dienos. Tai šiandien atsikėlėm, susitvarkėm namus, aš susirašiau ir važiuosim greitai pirkti naujo televizoriaus, nes nusprendėm, kad vis dėlto reikia kuo greičiau pasikeisti tą, kur pasikabino mūsų ofise. Ir važiuosiu daryti nagus ir atvažiuos po pietų Niko tėvai. Tai ta proga, kadangi matysiu su jais paskutinį kartą prieš visas šventes, noriu su jumis supakuoti tiesiog dovanas, kurias nupirkau jo tėvam. Mamai nupirkau 7 seserys knygą ir Niko tėčiui nupirkau štai tokį modeliuką. Nežinau, ar jau matosi, bet tokia tarsi detektyvo figūrėlė. Tai čia, žodžiu, yra iš tokio filmuko, kuris vadinasi Tintin ir jo tėčiui labai patinka. Šiaip Niko tėtis yra žmogus, kuriam yra labai sunku dovanoti dovanas. Tai Nikas sako, padovanok jam pistacijų, nes kažkodėl jie turi tokį juokelį šeimoje, kad tėčiui visada tiesiog visi turi pirkti pistacijų. Bet aš sakiau, noriu šį kartą nupirkti kažką įdomesnio, tai vakar kaip tik užsukom į vieną parduotuvę ir nupirkau tokią figūrėlę. Tai dabar tiesiog noriu supakuoti ir šiaip tikrai nesu pakavimo meistrė. Pasidariau nagus, labai patinka, kaip padarė. Apskritai labai faina panelė. Aš ją radau vienoj grupiai, jinai yra Lenkė. Tai man labai patinka, kad kiekvieną kartą, kad ir ką aš sugalvočiau, jinai visą laiką įvykdo labai šauniai tą misiją. Išvažiavo Niko tėvai, tai noriu tiesiog parodyti, ką gavau kalėdom. Tai gavau tokį kvepaliukų rinkinį, labai mielą ir visi labai skanus, tai labai džiaugiuosi. Ir tokias koinės, čia yra 3 poros. Tai ta prasme, koinės man yra tiesiog tobulos. Jiem irgi labai patiko, žiūrėjom futbolą, labai jaukiai, labai smagiai ir nuotaikingai pabuvom. Labas rytas, šiandien yra pirmadienis, aš esu ką tik po sporto salės. Taip pat šiandien yra paskutinė diena Danijoje, prieš atostogas. Šiandien turėsiu trumpesnę darbo dieną. Po pietų su kompanija turėsim kalėdinius pietus. Labai fainai, kad tokia paskutinė smagi bus diena. Mano balselis vis dar nekoks. Skambu kaip pragėrus balsą, iš tikrųjų. Atkeliavau į ofisą ir nežinau, balsas iš viso atrodo jau nebedraugauja su manim. Atrodo šiandien labai paprastai. Tokią maikutę, kur galiu biški pečius nusileist, juodą švarką, juodas kelnes ir plaukai taip. Ir ką padariau, nežinau, ar jų matysis, bet daug blizgučių. Ištinus baisiai. Va čia gal matysis. Grįžau jau namo po darbo kalėdinių pietų ir su Niku susitikom autobuse, tai jisai man dabar sakė, grįžus namo sėsti salone, sėdėti, pailsėti, atsipūsti, jisai man kažkokią daro staigmeninę vakarienę, kuris sakė labai paprasta, bet juokinga. Tai Nikas padarė načios, labai miela, nes mes kaip tik savaitgalį, kai turėjom tą pasimatymą, kai žaidėm biliardą, irgi valgėm načios, tai žodžiu, jisai turbūt tą progą padarė ir dėl to sakė, kad čia juokinga. Ir žiūrėsim savo serialą. Tai ką mes nusprendėm daryti? Eiti iki gan tolimos parduotuvės, kur nusipirksim tokius kabliukus, pakabinti mano lempam už durų, kad jos nesimėtytų namie, kol manęs nebus.
Pažiūrėkit, kaip jis vandens prašo. Nu, ko nori? Nu. Nu. Ko nori? Nu super, va, už durų mano lempos. Tvarkingai dabar pakabintos. Tai kadangi šiandien yra paskutinė mano diena Danijoj, seit. Labas. Atidarysim visas likusias dienas, 20. Paw Patrol Hair Cream. And this for my eyebrows. Aš gavau... These are Søster Margrethe lollipops. These are the best lollipops in the world. Oh, Just so you know. ok. Aš gavau saldainių, Nikas gavo pešioklį ir kremą. 21st. Yeah. Do my eyebrows. I got- get the hint. More of the same... Hey. Did I have more of those? Wasn't there more? Ir kažkokį lip oil, mentos. Pažiūrėkit, jis yra su mažais arbuziukais. All this for my eyebrows. Ferrero Rocher. Here, Harry Potter and Aš gavau Fizz. Ferrero Rocher, o Nikas gavo savo Harry Potterio pezus. So chocolates are here, other candies are there. And where did you put your princess? My princess. Where's She's my here. princess? She's here, Oh, yeah. okay. 23. What is this? Is this a hanger? No, it's for your phone. You don't have to hold. But it was a Čia cute heart. telefonui. It is cute, I agree. It's a cute heart for you, but it's for your phone. This is you making the calendar. Ah, perfect. Isn't it true? Paskutinė diena, 24. More Harry Potter socks. Of course. Boom. And working hands, hand cream. O, aš gavau kačiuko koinytės. Nu, mes kaip ir panašiai abudu su koinėm. Tai dabar žaisim Split Fiction, savo žaidimą, kur sakiau, kad su Niku žaidžiam. Jau kurį laiką jo nežaidėm. Įsijungsim dabar. Tai Nikas yra tokia biški užknisanti merga, o aš esu tokia geruolė. Mes čia vienu žodžiu esam jų kūryboje vos, ne? Wow. Oops. Oh no, aš neapskaičiuosiu čia normaliai. O? Yes! That's up Okay, to you. this one seems a bit easier. Yeah. O ne, čia yra labai sunku man. Nikas visą laiką taip sėdi ir laukia, kol aš pereisiu, nes aš visą laiką kažkur vat pastringu. Ui! 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 Go in the cage. Go in the cage. Oh. Okay. I'll see you later. Hey! Let me out. Okay, I'm gonna sit on the other bench. Okay, I got it. I think. Okay, are you doing that? Yeah. Hey! Okay. Stop it. Okay. Whoa! Baby, I'll do that. How are you so fast? Okay. Okay. Pretty cool. Pabaigiam žaisti Split Fiction ir aš noriu nusivalyti visą makiažą ir parodysiu, ką šiuo metu naudoju. Pirmas žingsnis yra nusimti visus papuošalus. Taip, tai visų pirma, aš tiesiog naudoju micelinį vandenį, su kuriuo nusivalau pagrindą makiažą
Vien dėl to, kad kažkodėl mano galvojai taip yra paprasčiau ir lengviau, tada naudoju kažkokį prausiklį. Tai šiaip man labai didelį įspūdį sukėlė iš Medicube. Aš jį gavau iš vienos kompanijos nemokamai, bet man iš tikrųjų labai patiko, nes labai gerai nuvalo veidą ir jis tiesiog atrodo kaip stiklas, toks būna labai švarus. Ir neišsausino man veido, kas man labai patiko. Bet kartais man patinka naudoti šitą iš klinikų. Tai aš galbūt šiandieną noriu panaudoti šį. Tiesiog biški, mato toks kaip kremas. Labai nedaug užsitepu ant rankos. Šiaip visą laiką sušlapinu su vandeniu, tai leiskit, gal ir dabar tai padarysiu. Tai ką toliau naudoju yra štai toks Abib veido serumas, irgi jį gavau ir iš tikrųjų aš jau tokių dalykų nebenaudoju, mano veido priežiūra yra labai paprasta, bet kadangi buvau prisižadėjus kompanijai, kad tiesiog mėnesį laiko testuosiu, tai jau dabar 1,5 mėnesio, kažkaip įpratau ir man patinka. Veidas irgi, sakyčiau, yra kur kas mažiau raudonas nei kad anksčiau, tai nežinau, čia kažką turi bendro rašti, tiesiog išsigalvoju. Bet tas serumas šiaip yra raminti veido odai, o mano veido oda visą laiką būna labai nerami, po to, kai aš nusivalau makiažą. Ir tada mano mėgstamiausias šiaip veido kremas yra iš Embryolisse, bet dabar mes jį pabaigėm, yra naujas, kurį turiu, bet nenoriu jo pradėti. Ir labai mėgstu štai šitą iš Dr. Jart. Na ir išsitepu visur, ir ausis, ir aišku, kaklą. Na ir kadangi rytoj keliauju, tai dar užsitepsiu ir kaukę. Vėlgi man labai patinka iš Laneige. Čia yra Water Sleeping Mask. Šitą jau plakau pati. Labai atgaivinanti ir gerai drėkinanti. Tai jau yra ne mano pirma pakuotė. Tada vėlgi testuoju. Čia yra Haru Haru Wonder. Paakių kremas su retinoliu. Tai labai geras dalykas, jau kai pasiekėt virš 25 metų naudoti retinolį, bet tada irgi nepamiršti nuo saulės kremų. Ir tada naudoju Laneige Sleeping Mask, kadangi noriu stipresnio drėkinimo. Ir čia yra mėtinio šokolado skonio, tai man labai patinka mėtinis šokoladas, tai labai norėjau išbandyti ir kaukę. Ir tokia mano yra veido priežiūros rutina, čia su jumis ir atsisveikinsiu. Tai ačiū labai, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad patiko šitas vlogmas ir kad susitiksime kitame. Ciao!